Šokti, dainuoti, piešti, skaityti dar. Fotografuoti, filmuoti ir groju gitara. Tiek. Mėgstu būti su draugais ir šiaip linksmai leisti laiką. Su šokėja ir mėgstu piešti. Esu labai skubraus charakterio, visur skubu. Gimti taip pat paskubėjau. Turėjau gimti kovo 11 kaip patriotas, o gimiau gruodžio 31, tapau naujametinę dovanėlę. Gimiau 6 mėnesių ir iš tikrųjų man šitas labai daug pasiekmių turėjo. Atsargiai, matai, ten yra viena tokia duobė. Matai? Atsikabėk. Nes aš šiandien jau griuvau. Oi. Važiuoti, jeigu mokėti. Aš tik atsakau atsargiai. Nu, ašgi 100 kartų važiuoju. Tiek. Mėgstu klausytis muzikos, mokausi groti su gitara, mėgstu skaityti knygas, rašau, nežinau kaip tai pavadinti, turbūt dainas. Ja! Nu, mėgstu piešti, bendrauti su draugais, groti gitarą. Tiek. Daug aš mėgstu muziką, knygas, toks kažkoks dalykas. Bet piešti tikrai nemoku. Dar kol mokiausi mokykloje, tai aš turėjau tokią svajonę, kad aš važiuosiu studijuoti Vilnių. Bet kadangi įvyko trauma, lūžo stuburas, aš atsisėdau vežimėlį ir aš į Vilnių taip studijuoti ir neišvažiavau. Bet ta svajonė jinai liko. Ir aš čia Vilniui laikiausi teisės pavasarį. Ir man pasitaikė tokia proga, sako, gal tu nori nuomotis kambarį? Sakau, taip noriu, bet tai ką aš veiksiu, kur aš dirbsiu? Nu, va, taip, tada nuėjau į Žmonių su negalia sąjungą, ten man pasiūlė darbą ir aš pasilikau Vilniui. Nepritaikytas trūlikas. Ir šitas blogas. Aš galvojau, kad aš turiu daug draugų, bet iš tikrųjų aš turėjau kelis draugus ir daug pažįstamų, su kuriais ten galima, savaitgalį suskambinti į klubą, čia dar kažkur, čia pavažinė, čia taip ir taip kažkokios tai linksmybės. O kai tu atsisėdi vežimėlį ir iš tavęs nėra jokios naudos absoliučiai, tu tampi nereikalingas tiem vienadieniam pažįstamiem. Ačiū. O tie mano draugai, tiksliau draugės, kurios buvo nuo vaikystės tikros, tos ir liko. Tai aš mokykloje, kai mokiausi, tai turėjau draugą tokį. Nu, tiesiog buvom draugai, aš, pavyzdžiui, atvažiuoju mokyklą su autobusu ir sniegas, ledas, žiema, o aš su batais ant kulniukus ateinu iki stotelės ir palydi mane iki mokyklos, aš nepaslyščiau, kur nors netyčia. Ir jisai eidavo pas mane į ligoninę, kai aš jau po traumas ir mama po to pasako, kad jisai būdavo ateina prie palatos, pasėdi koridoriui, paverkia ir išeina. Pas mane net neužėjęs. Jisai buvo kelius kartus atėjęs, mes pašnekėjom ir po to nebebendravom. Po metų jisai man paskambino ir mes susitarėm susitikti. Ir jisai, aišku, pamatė, kad čia aš vežimėlį ir taip toliau ir panašiai.
Ir jisai man po to paskambino, ar tai parašė e-mailą, aš neprisimenu gerai pasakė, sako, Jurga, sako, aš labai tai myliu ir tu, sako, labai man brangės, bet, sako, man yra per sunku. Aš, sako, negaliu perlipti per save. Mes palaikom su juo dabar ryšių, susirašom, kartais susiskambinam, bet niekada nebuvom daugiau susitikę. Nežinau, dabar aš turiu draugą, jisai vaikštantis ir jam nesvarbu, kad aš vežimėlį sėdžiu. Iš tikrųjų, čia sakau, irgi nuo žmogaus priklauso, kaip priima. Nes pamato merginą vežimėlį, o Jėzau vargšė, bet tai nieko čia nėra. Čia tiesiog tu važinėjai vežimėlį. Čia sakau, vėl priklauso nuo žmogaus. Tai bendrauja, kad aš jam patinku. Net pasako, kad myli, nori vaikų ir nežinau, kaip tenais bus. Viskas va taip vyksta kol kas tą linkme. Gal ir sukursim šeimą. Ir paskui dažai atsiklaus, ar kaip čia bus? Mama viską padarys. Nu, čia tos dvi lygios tai simbolizuoja tokie du žmonės, kurie yra draugai. Tai va, labai paprasta. Šiaip draugystė ir bendravime mano asocijuojasi su juoda balta. Ir šiaip daugelis pagal mane tai dažniausiai būna gėlės, draugystė. Galima susidraugauti per kamuolį, tai yra žaidžiant kamuolį. Taip, va. Mes čia dviesi išmąstėm. Per gitarus irgi galima gerai susidraugauti. Pavyzdžiui, kai lankai kokius nors būrelius. Ar šiaip su draugais ratu ten susėdi, pavyzdžiui, groja. O pas tave baltos juodos pilkos yra? Jo. Pakeisis, jeigu pasilaikyti savys. Ačiū. Gyvenu iš naujo antrą kartą, nes visai kitokios vertybės, visai kitaip pradedi mąstyti, visai kitaip galvoti ir daryti po traumos, po avarijos. Aš gyvenau Norvegijoje su draugu, mes ten gyvenom, dirbom ir atvažiavo jisai mane po darbo pasiimti su motociklu ir taip išėjo, kad neįvažiavome posūkį. Neįvažiavome posūkį, jisai žuvo vietoj, o mane paskui parskraidino jau į Lietuvą. Buvo balius, mes buvom bute pas tokį vieną, nežinau kaip čia pavadinti, pažįstamą, sakykime tai. Nu ir alkoholis, aišku, ir visokie kitokie dalykai tenais buvo. O va to paties momento, kaip ten įvyko tas dalykas, kad aš ten pro tą langą iškritau, aš negaliu pasakyti, nes aš neprisimenu. Man irgi. Viskas, tada paskambinsiu vakare. Jo. Taip. Gerai, mamukai tada. Ir aš labai myliu. Mano tėtis labai dėl to buvo įsitikinęs tuo, kad aš dar vaikščiasiu, čia viskas man bus gerai, versdavo mane sportuoto, kai aš jau supratau, kad jau aš galiu gyventi ir taip, ir negaišti savo laiko čia su kažkokiais tai bereikalingais sportais ar dar kažkuo tai mane tada iš viso pradėjo labai erzinti. Galvoju, tai kas iš to dabar, kad aš čia vargsiu, kai aš galiu veikti kažką tai naudingesnio, kas iš tikrųjų man duos pasitenkinimą kažkokį, negu aš ten liesiu krūviną prakaitą dėl bereikalingo tikslo. Tai dabar rankšluostis arba kilimėlis nemokamai, o tu rankšluosčiai 10 litų. O, va čia žiūrėk sieklos visokios, einam pažiūrėt. Bet čia gėlyčių tik tai, ne? Aš sakiau, užveisiu pas save namie ant palangės daržą. Redučių nenori.
Čia tik kažkokio kotletukų iškepti iš tokio gabaliuko. Tai dar kiaušiniai, bulkos, svogūną papjaustyti. Tarkim, pas mus yra treniruotės baleto, salsos, hip-hopo, visokių tenai hausų, tokių lokingų, visokių popingų, salsos, tenai pajudint klubus net. Agnieška, gal pavarysim hip-hopą kokį? Kaip reikia tai daryti su vežimėliais? Neįsivaizduoju, tiesą pasakyti. Nežinau, aš taip negaliu atsiskirti nuo kitų, man reikia tą patį daryti. Man tai labai patiko, kad šokti. Galima rateliuose. Labai norėjau tai pabandyti ir turbūt paskambinau mokytojas ir paklausė mamos, ar aš norėčiau. Aišku, iškart sutikau, po to kažkur apie pusę metų skambučio nebuvo, nieko nebuvo. Mes taip ir biškį užmiršom, bet paskambino ir sakau, radom partnerį. Aš net ir pati buvau užmiršusi, kad taip sutikau šokti. Šokau su sveika partnerė ir dabar su ją jau 9 metus šoku. Su Agnieška pradėjau prieš 2 metus šokti. Labai geras žmogus ir šiaip malonu bendrauti, labai lengvai susišnekam ir šokti lengvai dėl to. Pirmą repeticiją prisimindamas, tai galiu pasakyti, kad bijojau labiau negu jie patys, manęs. Nes atvažiavo žmonės, repeticija sustojo, aš taip vos neįsimontavau kitoj salės pusėje ir nežinau, nuo ko paprasčiausiai pradėti. Tai mes iš pradžių į stalą atsitrenkime, nes labai iš tikrųjų sunku šokti su sveiku partneriu ir vežimėlį. Paprasčiausiai vežimėlį reikia atidirbti visą techniką, judesius ir reikia, kad tu sinchroniškai šoktum su partneriu. O jau kai sveikas ir vežimėlį, tai jau tenais reikia ir pajudėti biškį ir kūnų kažkaip tai prilaikyti vežimą visai kitaip. 3, 4 ir 1, 2, 3, 4, pilnas ratas, op, va, gerai, dar kartą padarykim šitą variantą. Ta, ką mes buvom kaip vienas laisvės. Čia mūsų yra tas bandomasis minutikas, kurį galima šokti įvairiais minutimis padaryti. Taip, kad 3, 6 ir atsistojam. 1, 2, 3, 4, su. Kai išgirsti piešim paveikslą draugystę. Atrodo, kad čia toks lėkštas dalykas, čia taip vaikiška kažkaip, o mes taigi čia tokie visi baisiai suaugę ir baisiai protingi, taigi žmonės esame. Elementaru, paprastas dalykas, draugystė. Kiekvienam gyvenimo žingsnį sutinkame. Visur jinai yra ir visada jinai buvo ir visada jinai bus. Tarp kitko, aš galvoju, kad labai labai gera idėja. Dėl to, kad tu žmogaus neįpareigoji nieko, kad maždaug tu neprivalai čia kištis į mano darbą, aš neprivalau kištis į tavo ar tau trukdyti, bet rezultate mes dirbam kartu. Man čia kažkaip tos baltos labai daug baltos ir taip ryškiai ta juoda. Galima tęsti tuos juodus į viršų. Ten, kur dar šiek tiek galima. Arba daugiau tų juodų pripaišyti ir dar kokios spalvos. Daugiau. Čia pirmi metai, kaip mūsų mokykloje dėl manęs vienos padarė liftą. Iš pradžių tai mes ją tampydavau ją laiptukais, paskui sakau vyrui, kad man sunku labai, nes vis tiek į 3 aukštą, tai jisai sugalvojo lentas. Prikalėm lentas nuo 1 iki 3 aukšto per atsarginį įėjimą ir aš tada tom lentom tempdavau į 3 aukštą. Ir buvo taip, kad mes, važiuoju, ten 3 pamokos 3 aukšte, 2 pamokos 2 arba 1 1
Nu ir aš tada sėdėdavau visą dieną mokykloje. Aš tai laukiau, kad kada nors vis tiek pasakys, kad nusibodo ir nenori daugiau. Jo. Kažkaip, pirmus metus tam galvoju. Taigi jinai tas... Pirmo va šitą klasę, porą mėnesių galvoju pavaikščiot, pažiūrės, kad ten kažkas ten nuskriaus, kas nors, ar ten viską būna. Pas mus mokykloje 30%, jeigu neklystu, vaikų yra su negalia. Tai va, bet tada aš dar to nelabai supratau, tiesiog einu į mokyklą. Mokykloje viskas, o paskui pradėjau suvarasti, kad kitose mokyklose taip nėra. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvos, aš dabar nepasakysiu tiksliai, kurie tai buvo metai, gal 90-ieji, gal pirmieji, bet man į rankas pateko rankraštis toks, knyga, ir toje knygoje buvo rašoma apie integruotą neįgaliųjų mokymą Amerikoje. Tai buvo pirmas toks, iš tikrųjų reali galimybė pamastyti apie tai, kaip vis dėlto kitaip galėtų būti. Čia buvo iš tikrųjų viskas labai ekspromtu, nes aš turėjau eiti į Daukantą, tada tenais nebuvo vietų, sausio 13 ir galiausiai čia užrašė mane. Ir aš net nežinau iš vis kokia čia mokykla, nežinau, kad čia su negalia žmonės mokosi. Ir ateis, iš pradžių tai tikrai buvo labai sunku priprasti. Iš tikrųjų, aš atėjau ir buvau šokiruota, aš nieko aplink nematau, tik neįgalius žmonės. Tai buvo tiesiog neapsakomai žiauru, kadangi aš einu, vienas be rankos, kitas be kojos, trečias iš vis veidas subjaurotų, sumaitotų. Tai yra tikrai neapsakomas jausmas. Bet po to, kai tu pradedi bendrauti su žmogumi, tu pažįsti jo vidų ir netaip kreipi dėmesį į išorę. Bet iš pat pradžių buvo labai sunku. Aš iš vis galvau, dabar skendėsiu gilioj depresijoje, nieko aplink nematysiu, tik tos neįgaliuosius. Tikrai buvo neapsakomai bjaurus jausmas. O dabar mano geriausi draugai yra neįgalūs žmonės. Laikyk biškį duris. Problem. Atbulinis bėgis. Jo. Atgal. Oi, klin. Susimovė. Sakau, pas mane veikia tik pirmai atbulinė pavara. Atbulinė turėtų veikti. Sveiki vaikai, jie atėjo, tėvai atvedė savo vaikus galbūt iš smalsumo, o vaikų su negale tėvai, jie turėjo baimę, kad galbūt skriaus mūsų vaikus. Na, visko būna, prisipažinsiu, visko būna. Yra dar kitas faktorius, aš esu gerai besimokantis, toks, nuo kurio galima nusirašyti namų darbus, toks, kurio galima paklausti, kas nors tau neaišku ir iš to aišku yra naudojamasi, o jeigu kalbėsime apie tą kitą medalio pusę, tai visko būna ir nieko negali padaryti. Va šitas mane manęs įsitina. Nieko negali tam žmogui padaryti, jis paprasčiausiai, primityvus pavyzdys. Jis paprasčiausiai atsitraukia per 3 žingsnius tiek, kad jo negalėtum pasiekti ir viskas, ir tam pasibaigia. Pažinti neįgalų žmogų tai lyg pažinti kitokią kultūrą. Kadangi, kuomet tu su jais pabendrauji, iš tikrųjų jų gyvenimas yra kiek kitoks. Ir tu žmogus pradedi pats suprasti, kad ne tik jiems reikia taikytis prie tavęs, bet ir tu turi taikytis kažkiek ir prie jų. Gerai, apskabykime. Neškutė, Dovilė, neškutė. Ne, gerai. Aš esu turėjęs dviratį, kaip normalus dviratis, o užpakalį 2 papildomi mažiukai ratukai, tokie pagalbiniai. Ir važiuodavo, o dabar jis jau man per mažas. Aišku, manau, jo kažkaip neįsigyju. Šiaip darbui namuose aš turiu steperį, kurį minti reikia. Štek kur stovi. Va tokį aš turiu namie ir kartais minu. Pas mus klasėje labai būdavo anksčiau mada lenkti ranką. Tai nei vienas mato nenulenkė. Ne, išskyrus Pijų. O jis nulenkė tave? Aišku, juokauja, čia Pijus nulenkti neįmanoma. Aš laušiu dabar ranką su Matu, Galiūnu mūsų klasės. 3, 2, 1. Gerai, matai. Ačiū.
mokykla, mano nuomonė, skiriasi ne tiek tuo, kad čia mokosi sveiki ir neįgalus, bet būtent požiūriu į tuos neįgaliuosius. Nes visuomenė, nežinau kaip matui, bet aš dažnai pajuntu, kad iš pirmo žvilgsnio, jeigu žmogus turi fizinę negalę, tai aš būtinai turiu ir protinę negalę. Jeigu man negerai su kojom, tai man būtinai bus negerai su galva. Yra toks požiūris, yra toks požiūris sėdė. Yra, bet va čia... Tu pamatai ryškę fizinę negalę, tu ją ryškiai matai, sakykim. O protinė ne visada yra taip aiškiai matoma. Yra visokių skirtingų negalių iš tikrųjų. Ir kartais net nemalonu žiūrėti. O ypač, kai dar nesubrendi, kai yra vaikai, kurie neįpratę tą matyti. Tai... Kartais ir mes patys einam ir spoksom ir kažkaip tai gal ne taip reaguojam, kaip mums patiems nepatinka, kai kad į mus reaguoja. Mes į kitokius žmonės, kitokiam negaliom irgi reaguoja. Taip. Tai turi 3 pirštus bent jau, ne, pradžioje. Visais taip, jo. Žmonėms susidūręs, tai aišku, tu šiek tiek bijai jų. Nes, tai čia griebši, gali tau ką nors padaryti, taip. Ir čia labai gražus pavyzdys dabar buvo Lino mokyklėlė, nes ten ugdymo centrą laiko. Ir kažkaip tai inspekcijos užgriuvo. Ten vieną dieną 2 inspekcijos. Tai ateina inspektoriai vaikšto čia po klasę, čia dair. Ir prieina vienas autistas toks. Jūs žinote, autistai tai jie tokie. Jie žmonės gyvena savo pasaulį, bet jie, tiesiog eina. Bet jis ateina pasižiūrėti prie tave. Ir tu eini ir jis iš paskos eina, žinai. Tai ta moteris įsigandas, kaip nešė, žinai, kudačių. Bendravimas, integracija yra ne dėl to, kad jie priimtų ir draugautų, ką pabrėžiu vidurinėse mokyklose ar kur, kad ypatingai, bet jie kad žinotų ir kad jie ramiai gyventų šalia. Jeigu tikrai susidarė ir gali padėti, kad padėtų, o jeigu ne, tai kad nerodytų nuostabos ten žvėriškos kažkokio, žinot, kad būna, kad žvilgsniais pritrenkia ir jie mato tą ir jaučia. Pas mus mokykloje yra gali šiek tiek su protinė negalė žmonių. Ir ten tos klasės yra kažkaip pažemintos, kaip yra kitos klasės atskirai vaikai, bet jie kartu tarp mūsų būna, vaikšto ir mes matom jūs kiekvieną dieną. Mes jas priėmam, mes jas sveikinamės ir mes tiesiog, nežinau, pripratę jau prie jų. Bet su vežimėlis tai nėra, tiesiog su protinė negalė. Iš tiesų, tai buvo revoliucija, tai buvo atgimimas, taip toliau ir va tas impulsas, kad reikia ir šitiems žmonėms suteikti lygias galimybės. Reikia pabrėžti vieną dalyką, kad ką jūs čia veikia, dėl ko jūs čia dirba, taip toliau. Mes nieko ypatingo visiškai nedarom, tai tik tai suteikiam tiem žmonėm lygias teises. Tas žmogus taip pat turi teisę eiti į mokyklą, konstitucinę teisę, jis turi teisę būti ugdomas, kiek jam išeina tiek, bet jis turi gauti tą pačią paslaugą ir tiek pat, kiek gauna ir sveikasis vaikas.
12 metų vyksta Europoje, tik tai mes, aišku, nieko negirdėjom apie jį. Ir iš tiesų nuvažiavom, ten, pasirodėm neblogai, bet nelabai žinom, vis dėlto pirmą kartą, kai dalyvavom, kokią reikalavimą, kur ten pakliuvom, ko reikia, tai šiek tiek buvom ne visai į temą, bet įsiviniojom, įsisukom. Aš asmeniškai tikėjusi, kad bus blogiau. Jo, aš irgi negalvoju. Jo, gavosi labai gerai. Aš savim didžiuojuos to. Net iš pradžių nepagalvojau, kad taip specialiai suskirtyti tie plotai, kad vienos spalvos šalia būtų. Bet paskui, kai pradėjo lipdytis, tai pasidarė aišku, kad čia bus sudėrė. Mums patinka. Iš tikrųjų, tai man labai patiko. Iš tikrųjų patiko ir nieko lyg ir netrūko ir manyčiau, kad gerai, kad tokie projektai daromi ir kad jų būtų daugiau, tai būtų lygiai dar geriau. Nesupraskite tiesiogiai, bet tiesiog dažniausiai labai nedaug sveikų žmonių turi daugiau tos patirties bendravimo su neįgaliais. Ir aš iš karto tokia mintis pagalvojau. O turbūt jie bus įsigandę, nustebę ir nežinos, ką sakyti ir ką daryti. Iš pradžių man tai pasirodė, kad taip ir buvo, bet paskui tai po truputį pradėjom kalbėtis ir... Keista buvo. Po to po biškį įpratau ir dabar normaliai galiu bendrauti. Nėra skirtumo tarp paprasto žmogaus ir, kuris turi kokių negalių. Tarkim, aš tai pati aš bijau įžeist, tarkim, su klausimu. Aš nežinau, ar jeigu aš jo paklausiu, tarkim, kas man įdomu, tai galbūt jisai įsižeis to klausimu. Bet lygiai taip pat gali įsižeisti ir bet kuris kitas žmogus. Dėl to tiesiog nežinai, ką klausti. Galbūt galvoji, kad tai kitas žmogus. Ne tas pats kaip mes, atrodo, kad kitoks. Ilgiau pabendravęs to žmogum, jeigu tu, sakykime, yra konkretus neįgalus žmogus, tu su juo ilgiau pabendravęs, suvoki jo galimybės, ką jis gali daryti, ko jis negali daryti, atsiranda tas suvokimas, tada kada reikia pagalbos, kada nereikia pagalbos. Pirmą kartą, kaip bendrauji, tai taip negali pasakyti, kad jau tu mano draugas, o jau kaip biški daugiau bendrauji, tai jau galima lengvai pasakyti, kad aš tą žmogų pažįstu ir laikau jį kaip savo draugą. Bendraudamas tu gauni dalelę kito žmogaus. Draugystė, aš manyčiau, yra tai ryšys tarp dviejų žmonių. Tas ryšys turi būti labai tvirtas. Tai galimybė būti savim, nebijant, kad būsi netaip suprastas. Tai žmogaus pažinimas ir pagalba turbūt. Pasitikėjimas tarp žmonių. Kelių žmonių tam tikras tarpusavio ryšys. Tai sakėt vienu sakiniu, tai aš pasakiau vienu sakiniu. Draugystė tai tarpusavio emocinis ryšys, galimybė jausti, mylėti ir bendrauti.